ko gero šį pergalę lengviausia šiandien. Na kaip, nemanau, kad lengviausia, gal tik taip atrodo, bet stengiamės kaip ir visose rungtynėse. Ką darėt gerai? Ką, labiau komandiškai susižaidėm ir kamuolių atkovojom. Šiandien geresnė nuotaika buvo nei prieš visas rungtynės, tai vis tiek dėl 9 vietos nebuvo tokios įtampos, tai visi atsipalaidavę atėjom, tą apšilimą padarėm ir viskas gerai gavosi. Pastebėtume, kad tarsi lyg ir geriau žaidžiat, kai mažiau žiūrovų. Čia galbūt jaučia tą spaudimą, kai daugiau būna. Vis tiek, kai ateina žiūrovai, vis tiek toks yra atsakomybė, kad reikia laimėti, išeini toks visas, bet normaliai, svarbu tokia. Apskritai dabar įvertinus visą šitą turnyrą, kokia tavo nuomonė? Kaip, galėjo pasisekti labiau tie 3 rungtynės po pratęsimų, tai galėjom iš grupės išeiti antroj vietoj, bet nepasisekė. 9 vieta, iš tikrųjų, nelabai nusisekęs. 9 vieta vis tiek norėjosi aukščiau, tikrai. Ar jautėt, kaip galit, sakykime, pasiekti? Tikrai galėjom eiti ten prieš tos pačius ispanus, žaidėm iki galo, pralošėm laimėtas kaip ir rungtynės, irgi pabaigą turėjom 5, prieš tos pačius Kanadą irgi įmetė nuo lentos 30, tai manau su visom komandom galėjom čia kovoti. Galima sakyti, tiesiog fortūna nebuvo įskaitas. Taip.